Labadiena, brangus mano kanalo žiūrovai. Ir vėl aš, Kristina, šiandien esu kartu su jumis savo virtuvėlėje ir kviečiu kartu išsikepti nerealiai skanų, minkštą, purų pyragą su moliūgais. Ruduo, moliūgų metas, mes gal ir patys jau auginam, o jeigu ne, tai be abejo galime nusipirkti parduotuvėje skanių moliūgų ir įsikepti nerealiai skanų pyragą. Brangų žiūrovai, visi reikalingi ingredientai šio skanaus pyrago yra surašyti po video aprašyme. O mums reikės moliūgų, kiaušinių, druskos, vanilinio cukraus, aliejaus, paprasto cukraus, miltų ir kepimo miltelių ir viskas. Ir tik su šiais keliais ingredientais mes įsikepsime labai skanų pyragą. Kai kepu vieną normą, vienoje normai reikia tik tai 300 gramų moliūgų, visas tas kiekis tešlos masė telpa puikiai į 20 cm skersmens formą. Tai gali būti apvali, pailga, bet aš visuomet kepu dvigubą normą, kadangi pyragas išeina be galo skanus ir jisai greitai susivalgo, tad visuomet kepu dvigubą normą. Dvigubą normą man pareina į 3 nedidelės formas, kurių skersmuo yra 18 cm. Pyragą kepu 180 laipsnių temperatūroje, viršus apačia ventiliatorius, ventiliatorių jungti nebūtinai ir kepa, jeigu vieną normą, apie 20 minučių. Jeigu darom dvigubą ir norime sudėti didesnę skardą, tai gali būti 26 cm, tuomet pyragas išeis aukštesnis ir gali kepti ilgiau. Tiesiog reikės tikrinti po 20 minučių su mediniu pagaliuku ir pyragas iškepęs. Ir ką mums pirmiausia reikia padaryti, tai pasiruošti moliūgą, nusilupti, išimti vidurius ir susitarkuoti. Tarka pas mane tokia vidutinė, nei pati smulkiausia, nei pati stambiausia. Visą moliūgą pas mane 600 gramų, nepamirškite, darau dvigubą normą, kad po to nereikėtų jums stebėtis ir rašyti, kad receptūra vienokia, o produktų pas mane žymiai daugiau. Tiesiog dar kartą pasakau, norma yra dviguba. Sumušu kiaušinius, įdedu druską, cukrų, vanilinį cukrų ir rankinio mikserio pagalba viską reikia gerai išmaišyti iki tol, kol masė pasidarys puri. Nes jeigu pramaišysime ir masė nebus puri, tai mūsų pyragas nebus toks purus ir skanus. Galima, žinoma, tai pasidaryti ir stacionariu mikseriu, o jeigu neturite nei to, nei ano, galima tai daryti ir šluotele, bet reikės ilgai pavargti, kol masė bus puresnė nei buvo pradžioje. Kai masė pasidaro puri, aš supilu visą aliejų ir vėl viską gerai išmaišau rankinio mikserio pagalba. Po to jau galima jį atidėti į šoną ir maišyti šaukšto arba mentelės pagalba. Nors, jeigu skubame, galime tai padaryti rankinio mikserio pagalba, viską išmaišyti, bet masė tuomet kažkiek praranda purumo. Moliūgai labai skanus, man jie patinka, aš galiu valgyti juos ir žalius, bet pyragas, mano brangūs žiūrovai, patikėkite, išeina nerealiai skanus. Pas mane šeimoje tokius pyragus labai mėgsta, jie išeina paprasti, bet tokie purūs, šlapi ir labai skanus. Viską reikia gerai išmaišyti ir kai moliūgai įsimaišo iki vientisos masės, reikia per 3 ar 4 kartus įmaišyti išsijotus miltus. Aš pačioje pradžioje, kai sijoju miltus, visuomet įdedu kepimo miltelius. Visą tai išmaišau mentelės pagalba, kaip ir minėjau, tai galima padaryti ir rankiniu mikseriu. Kai pradedu gaminti pyragą, aš visuomet pirmiausia įjungiu orkaitę, kad man baigus maišyti tešlą, aš iš karto galėčiau dėti į įkaitusią orkaitę. Brangus mano žiūrovai, jeigu jums patinka mano video receptai, nepagailėkite uždėti laiko, pakomentuoti, prenumeruoti mano kanalą ir mano receptais pasidalinti su draugais. Ačiū mano brangus žiūrovai, kad visuomet esate kartu. Štai tokia masė turi išeiti, gan tirštoka. Jeigu jūsų masė yra skystesnė, dadėkite miltų, nes miltai pas visus yra skirtingi. Kepimo formas būtinai išklokime kepimo popieriumi ir dėsime kepti, žinoma tada, kai bus sudėta tešla. Pas mane dvigubą normą, dar kartą pakartoju, ir aš dvigubą normą padalinu į 3 daugmaž lygias dalis ir dėsime kepti. Galima dėti truputėlį ir daugiau masės į kepimo formą, bet tuomet
pyragas keps ilgiau, o aš noriu būtent įsitekti per 20 minučių, kadangi visuomet turiu ribotą laiką. Kai pyragas iškepa, štai taip, mediniu pagaliuku patikrinu, ar jisai iškepęs, kraštus atsargiai atlaisvinu, tai yra peilio pagalba ar vendelės pagalba, štai taip apeinu ratu, kad man pyragas gražiai atšoktų nuo kraštų, kai aš apversiu. Pyragą visuomet aušinu, arba pyragą, arba biskvitą aušinu ant grotelių. Štai taip apvertusi ir nuėmusi kepimo formą. Kai formą nuėmu, žinoma, lieka kepimo popierius, jį taip pat reikia nuimti, kad mūsų pyragas arba biskvitas tolygiai ir greičiau atvėstų. Ir keletą minučių pyragas atvės ir tuomet mums teliks apibarstyti viršų cukraus pudrą, pjauti ir ragauti. Brangūs žiūrovai, rašykite, ar mėgstate moliūgus ir jeigu bandėte kartu su manimi įsikepti šį skanų pyragą, rašykite, ar jums jisai patiko. Nes mano šeimoje tai vienas iš mėgstamiausių pyragų, kurį pasigaminti yra tikrai labai labai paprasta. 1, 2, 3 ir mes turime nuostabų pyragą. Ypač jeigu gali užsukti nelaukti svečiai, šis receptas tikrai mums pagelbės. Ir dabar aš pjaunu per pusę pyragą ir pasižiūrėkite, koks jisai minkštas, jau pjaunant, jisai minkštas, jisai purus. Toksai, pasižiūrėkite, jisai yra labai skanus ir patikėkite, kaip jisai skaniai kvepia. Toks nedidelis pyragėlis susivalgo labai labai greitai. Tad rekomenduoju išsikepti 2 normą, ypač jeigu turite didesnę šeimą. Skanaus!